Sveiki, automobilių vairuotojai. Šiandien randamės Tauragėj. Žiūrėsim Toyota Land Cruiseris 2010 metų, 3 litrai dizelis, 193 tūkstančiai ridos. Tai pradedam patikrą. Patikrą pradedam nuo apžiūros kiekvienos detalės. Priekinis bamperis yra dažytas. Matom, yra dulkelių. Kairysis žibintas tvarkingas, nesudūžęs, vandens viduj nesimato. Kairysis sparnas priekinis. Kažkokių didelių pastebėjimų nėra, yra mažas tik tai čia nuo akmenuko įdaužas. Kairysis veidrodėlis tvarkingas, vairuotojo durelės. Rankinėlė neišlaužta, turi nedidelį įbrėžimą. Tarpai lygus. Yra šiek tiek padažinėta. Čia taip pat. Ir čia kantukas yra padažytas. Kairės pusės galinės durelės taip pat turi įbrėžimą nedidelį. Kažkokių didelių daugiau pastebėjimų nėra, rankinėlė neišlaužta. Kairysis galinis sparnas turi nedidelį brėžimą, turbūt netgi nusipoliruos. Kairysis galinis žibintas. Kažkokių pastebėjimų nėra. Bamperis kairė pusė, kampas tvarkingas, bamperis matosi perdažytas, galinis. Taip. Bamperio galas farkopas tvarkingas. Yra apsaugos guma, bet čia nuo senumo jinai šiek tiek jau neturi tokio grožio, kaip turėtų būti. Galinės dangtis, bagažinės pastebėjimų nėra. Dešinės pusės žibintas, pastebėjimų nėra. Dešinės pusės galinio bamperio kampukas turi pažeidimų, jau reikėtų perdažyti. Šiek tiek yra įbrėžimų nedidelių. Dešinės pusės galinis sparnas be pažeidimų kažkokių. Dešinės pusės galinės durelės. Čia šiek tiek lakas pradėjo luptis, bet tik pradžia. Įlenkimų nesimato. Dešinės pusės priekinės durelės taip pat vizualiai atrodo gražiai, rankinėlė neišlaužta. Veidrodėlis dešinės pusės turi šiek tiek įbrėžimų, bet nesulaužytas. Dešinės pusės sparnas priekinis, kažkokių pastebėjimų nėra. Priekinis bamperis ne visai sueina gražiai su sparnu. Matomai perdažytas buvo. Dešinės pusės žibintas nėra įskilęs. Nėra kažkokių aprasojimų. Priekinės grotelės matomai buvo įdėtas
papildomas elementas, dėl to yra šiek tiek palaužytos grotelės. Apačia pakankamai graži, grotelės pakankamai gražios, kapotas pastebėjimų išorinių nėra, priekinis stiklas nėra originalus, jau buvo keistas, stogas turi jau mažus korozijos pėdsakus. Blogai matosi, bet jau pradeda. Ir visas stogas yra mažom duobutėm. Visas stogas. Dėl ko sunku pasakyti. Bet visas mažom duobutėm. Taip, einam toliau. Priekinis kairės pusės ratas R18 padanga. Metai yra 19. Jeigu neklystu, protektorius gana geras, padanga yra vasarinė Bridgestone. Taip. Rėmų dalis, kiek matosi, buvo pažeistos korozija, bet yra uždažyta. Iš viršaus 10 metų mašina, 2010, tai aišku tikėtis, kad bus kaip iš Italijos, maža tikimybė. Priekiniai stabdžių diskai yra nauji, kalodėlės taip pat naujos. Kairės pusės priekinis lėtas ratlankis nesubraižytas. Taip, kairė pusė, apačia, rėmas ir slenkstis atrodo gana gražiai. Stipriai nepažeista korozija. Priekinis slenksčio laiptukas yra pabraižytas. Taip, einam toliau. Rėmas, kairė pusė, galas gana gražus. Kairė pusė už rato. Taip pat buvo matomai rūdis su dažais uždažyti, bet sakyčiau, tragiško nieko nematau. Taip, kairės pusės galinis stabdžių diskas gana gražus. Kalodėlių likutis apie 30%. Galinis kairės pusės lėtas ratlankis nesubraižytas. Padanga gera Bridgestone. Tik tai vat metai 19. Šiek tiek senoka. Farkopas nesurūdijęs. Atsarginis ratas vietoj, o čia jau rėmas, matom, yra šiek tiek pažeistos korozija. Taip pat ir va, čia šitos vietos. Nu, būna ir blogiau, būna ir geriau. Taip, einam toliau. Dešinė pusė, taip, duslintuvas. Juodumo stipraus nėra, tai yra tikimybė, kad sodžių filtras vietoj.
kairė pusė ganėtinai graži. Dešinės pusės galinis stabdžių diskas ganėtinai neblogas. Kaladėlių nematau, bet jau likutis mažokas atrodo. Taip, padanga tokia pat kaip ir kairiai pusiai. Protektorius geras. Dešinės pusės gale slenkstis rėmas taip pat yra parūdijęs, bet gana atrodo tvirtas. Laiptukas pabraižytas. Dešinės pusės rėmas, priekis atrodo ganėtinai neblogai. Tepalų prasisunkinimų iš variklio nesimato, iš razdatkės nesimato. Priekinis dešinės pusės ratas šiek tiek yra pažeistas. Minimaliai dešiniai pusiai tepalų prasisunkinimo ant variklio nesimato. Padanga nenusidėvėjusi, protektorius geras, padanga Bridgestone. Taip, apsauga šiek tiek pažeista, bet nelabai stipriai. Taip pat buvo kažkada uždažyta juodai, bet pakankamai gera. Taip, kėbulą pradedam nuo stogo. Tai iš esmės turi būti panašiai, 60-70 visur. Ir žiūrim, kairės pusės sparnas 170 dažytas, 160 dažytas. Kairės pusės durelės vairuotojo dažytos, perdažytos kairės pusės keleivio durelės galinės. Sakyčiau, galbūt lako buvo uždėta, bet matau taškelius, tai perdažytos. Kairės pusės galinis sparnas. Sparnas jau gražiai 85, 75, 85. Dabar yra bamperis galinis perdažytas, matau. Galinis dangtis perdažytas. 1000 glaistas yra. Glaistas, tai galinės čia buvo kažkas daryta. Čia 165. Dabar dešinės pusės sparnas taip pat perdažytas, netgi yra čia kelios vietos dažų nubėgimai. Tai dešinės pusės durelės taip pat perdažytos. Dešinės pusės priekinės durelės perdažytos. 200, 300. Dešinės pusės priekinis sparnas šiek tiek turi glaisto. 700. Čia yra jau pašpakliuota sparnas, durelės. Gerai. Kapotas 150, 200, tai yra perdažytas. Priekinė kairės pusės stojkė. Gerai, 80.
dešinės pusės. Gal į viršų eis gerai, tai vat jau 100. Tai gaunasi iš kėbulo, pas mūsų stogas nedažytas, stoikės, kairės pusės galinis sparnas. Toliau priekinė stoikė priekinių durų, kairės pusės 50, nedaryta. Vidurinė kairės pusės stoikė 50, gerai. Taip, galinė, vidinė kairės pusės sparno dalis 70, 75 gerai. Durelės, varžtai parūdyja, bet nematau, kad būtų durelės nuiminėtos. Čia taip pat 60, gerai. Taip, galą pasižiūrėsiu, šiek tiek pavažiuosiu į priekį. Taip, pas mūsų dabar taip, dešinės pusės sparnas, vidinė dalis 75, gerai. Vidinė dešinės pusės 50, gerai. Ir priekinė stoikė dešinės pusės 50. Gerai, durelės taip pat nuimtos nebuvo. Varžtai o dešinės pusės, sakyčiau, suktos. Vesiu automobilį, pavažiuosiu šiek tiek į priekį, pasižiūrėsim, kas darosi gale, pasižiūrėsim saloną. Taip, pirmas startas. Užsivedė gerai, dirba gerai. Patys geriausi varikliai, iš tikrųjų. Taip, vairo kolonėlė sukasi be strigimų, be pašalinių garsų. Bet, yra toks minimalus labai vos jaučiasi toksai, ne bildesys, bet tarp judesių pauzė tokia jaučiasi. Tai arba angalė, arba traukelės, arba jau iš vairo kolonėlės šiek tiek, bet labai minimaliai, sakyčiau. Taip, sankaba labai sunki ir kažkur tai per vidurį kabina, bet labai sunki sankaba. Jau daugiau prie galo. Pavaros jungiasi gerai. Kamera rodo. Rankinis laiko. Žiūrim toliau. Kairės pusės vairuotojo durelės. Minimaliai pabraižytos, bet 2010 metų ganėtinai neblogi. Langai atsidaro, vairas nedažytas, nepersitas, pedalai
nekeisti. Vandens šlapio nėra. Taip, vidinė dalis. Neblogai išlaikytos, sėdynėm nesiūta, nusidėvėjimas natūralus. Porankis gana gražus, rankinėlė tikriausiai persiūta. Mygtukai, displejus, nieks neišlaužta. Kairė pusė gana graži. Langai dešiniai pusė atsidaro, užsidaro. Langai galiniai kairės pusės užsidaro, atsidaro. Durelės atsidaro, užsidaro. Gerai. Kairės pusės apdaila durų pabraižyta. Langai atsidaro, užsidaro. Vidinis dalis gerai. Sėdynė ganėtinai tvarkinga. Iš galo su kojom nesubraižyta. Gale šiek tiek yra įbrėžta panelė centrinė. Sėdynė dešinės pusės ganėtinai graži. Galvoju, ar nebus čia apmušalas. Taip, einam prie bagažinės. Užsidaro bagažinė gerai. Taip, rūdis yra. Gale rėmas deformuotas nebuvo. Dešiniai pusėje nepamatysim sėdynių. Papildomų nėra. Rėmas yra taškai gamykliniai, dešiniai, kairiai pusiai. Vienodi. Čia kiek matosi. Taip pat viskas ganėtinai gražu. Dangtis nuimtas nebuvo. Taip, variklio anga. Taip, dešiniai pusiai niekas nebuvo deformuota. Į dešinę pusę jokio smūgio nebuvo. Variklis dirba gražiai. Yra prasavęs. Bet nupirkus reikėtų pakeisti turbūt pagrindinį diržą arba bent kad meistras pasižiūrėtų. O čia mes matom, kad tas tepalų rasavimas turbūt dėl to, kad kai pylė tepalus, gal prapylė pro šoną. Kamštis gražus. Ir reikėtų padangčių tarpinėlę pakeisti. Nes irgi yra aprasavimas. Tai turbūt ne ten ir bus. Įmam patį viršutinį tašką
nuo jo žiūrim. Toliau čia pasižiūrėti kažkur tai negaliu. Skystis antifrizas normoj. Iš šono dešinės pusės nieks neapsitepalavę. Korozijos didelių kažkokių poveikių nesimato. Iš kairės pusės taip pat variklio blokas yra švarus. Tai iš esmės tik tai priekį matėm tepalai parasavimą. Dabar kairės pusės rėmas taip pat yra pakankamai geras. Yra aišku kažkiek tai paviršutiniškai rūdžių, bet nėra labai daug. Viskas originaliai. Matosi, kad artimiausiu laiku nieks daryta nebuvo. Varžtai kapoto nesu. Kairiai pusėje yra tų rūdžių, bet tikrai nėra tiek, kad jau būtų kažkokia grėsmė. 10 metų, jau 15 metų automobiliui. Dešinė pusė nieks neišlaužta. Dešinė pusė analogiška. Yra korozijos iš viršaus, bet nėra kritinė. Spiruoklė tvarkinga. Darau testinį važiavimą. Variklis dirba gerai. Pavaros jungiasi gerai. Automobilio niekur į šonus netempia. Kažkokių pašalinių garsų nėra. Diskomforto važiuojant taip pat kažkokio nėra. Purkštukai dirba normos ribose. Variklis klaidų neturi. Taip, zonos dabar. Oro padavimo zonos. Čia šildo.
čia šaldo, bet ne... Eina šaltas oras, bet ne šaltas kaip kondicionierius veiktų. Turbūt reikėtų papildyti freoną. Taip, muzika veikia. Lango apipūtimas. Veikia. Plovimas langų veikia, bet skysčių trūksta. Kondicionierius nešaldo, reikia dapilti freono. Vairo mygtukai veikia. Automatinis veikia. Oro pūtimas. Turelės užsidaro, atsidaro. Centrinis veikia.